Gavau tavo žinutę, vaivorykšte. Ar kažkas perėjo per portalą? Gal Ekvestrijos magija išlaisvinta? Gal Saulėlydė grįžo su problema, kurią išspręsti galime tik mes? Gal milžiniška tortų pabaisa visus pasaulio tortus užliejo tortą? Ne visai. Nesuprantu. Supranti, Šešėlė. Tiesiog mėginu paaiškinti vaivorykštei, kad nutrūkus gitaros staiga nėra skubus atvejis. Yra! Tikrai vaivorykštė. Sutrukdai man siūti sudėtingą raštą ant mano naujausios suknelės. O aš norėjau apkamšyti visus prieglaudos gyvūnus. Dabar visas pasakas turėsiu pasakoti iš naujo. Kodėl mus visas skubiai iškvietei dėl gitaros stygos? Norėjau pasipuikuoti prieš mūsų fanus ir surengti šaunų gitaros pasirodymą. Bet tam man reikia visų 6 stygų. Gal turit atsarginę? Imk. Bet šiandien visi repeticijas jau baigė. Manau, visos muzikos salės jau užrakintos. Ne bėda, koridoriaus akustika idealiai tinka galingiams akordams. Eime! Eini, Šešėlė? Ateisiu truputėlį vėliau. Mieloji princesė Saulėlydė, kaip tau sekasi Ekvestrijoje? Išmokai naujų burtų? Po grupių kovos Kanterloto viduriniai gan ramu. Kai grojam, vis dar įgaunam ponių magiją. Vaivorykštė tiesiog negali praleisti progos pasirodyti. Bet vis dar nesuprantu, ką visą tai reiškia. Būtų smagu sužinoti, ką galvoja, kai turėsi laisvą sekundėlę. Tavo draugė Šešėlė. Ką darai? Palauk! Sustok! Kas tai buvo? Draugystės žaidynės.
Ji tikrai kažką darė statulai, ar bent jau norėjo padaryti. Manai, jie atėjo per portalą iš Ekvestrijos? Ne, aš įsitikinus, kad būčiau tai pastebėjus. Manau, ji vietinė. Ir ačiū Dievui, mažiausiai ko mums reikia, tai dar vienos neaiškios magijos iš Ekvestrijos, pasiryžusios užvaldyti pasaulį. Pritariu. Visai nenoriu dar sik susikauti su piktosios magijos galiomis. Natūralaus mano garderobo nusidėvėjimo man per akis. Bet vis tik, paslaptinga mergina slampinėjo aplink portalą. Negi jums neįdomu, ką ji rezgė? Bijau net įsivaizduoti. Ir nereikia, nes jau supratau, kas tai buvo. Naktinės statulos valytoja, magiško portalo techninė prižiūrėtoja, sodininkė. Žinant, kad ji išlipo iš miesto važiuojantį autobuso ir įlipo atgal į miestą važiuojantį autobusą, spėju, kad ji iš Krištolo parengiamosios. Taip, draugystės žaidynės jau ryt ir jos tikrai bandys iš mūsų pasityčioti, sudarkydamos magiškos kumelės statulą. Kam kažkas važiuotų autobusu iš miesto, kad tai padarytų? Nes Krištolo parengiamosios sutemų strėlės didžiausios mūsų varžovės. Nes tai įprastas Krištolo parengiamosios mokinių elgesys. Nes jos nors ir nugali mus visur futbole, tenise, golfe, vis tiek negali nerodyti savo piktdžiugos. Skamba kvailokai. Kvailokai? Tai gal tau ir draugystės žaidynės kvailokos? Juk nesikausim su piktąja magija. Ne, kausime su blogiukų mokykla. Ne vien magija svarbu. Tu teisė, atsiprašau. Žinau, kad tai svarbus įvykis. Švelniai tariant, brangioji, žaidinių aikštė ruošiama iki šiol. Aš tik nesuprantu, iš kur tokia didelė konkurencija. Juk draugystės žaidimas turėtų rodyti gerus mokyklų santykius, ar ne? Sunku palaikyti gerus santykius su tais, kurie tave įveikia visose srityse. Jau nebe, šįsyk viskas bus kitaip. Ką nori pasakyti? Ateis laikas, sužinosi. Esu tikra, visi žinot, kad ryt Kanterloto vidurinė priims mūsų kolegas iš parengiamosios akademijos ir mes visi varžysimės draugystės žaidynėse, kur dominuos tobulybės siekimo, sportiškumo ir atkaklumo dvasia. Žaidynės vyksta tik kartą per 4 metus. Tad manau, jums visiems įdomu, kas vyks. Norit pasakyti be to, kad mes pralaimėsim? Būtent todėl ir paprašiau, kad ant scenos užliptų vaivorykštė ir papasakoti jums truputį konteksto. Ačiū, direktorė Celeste. Žinau, daug kas iš jūsų galvoja, kad neturim šansų veikti Krištolo parengiamosios jokiose varžybose. Nebent varžybų tikslas pralaimėti Krištolo parengiamai. Mums tikrai puikiai sekasi. Ir žinau, kad KVM nelaimėjo draugystės žaidinių nė sykio. O, varge, tikiuosi ši kalba ne motyvacinė. Krištolo parengiamosios mokiniai super sportiški, super protingi ir super motyvuoti. Bet jie dar ne viskas. Jie nėra magiškos kumelės. Kovėme su magija daug kart ir laimėjome. To dar nėra darius mokykla jokia. Kartu mes Kanterlotas. Prašome susipažinti. Šiemet žaidynės laimėsime mes. Magiškos kumelės dabar ir visada. Išmušė mūsų valanda. Nes mes tikim draugystės gale. Ir tu žinai, galų gale mes ištversim bet ką. Ši mokykla jau nebe ta. Dabar mes kitokie. Jau įveikėm visas kliūtis. Kanterlotas vieningas. Niekada nepasiduos. Mūsų laukia pirma vieta. Magiškos kumelės dabar ir visada. Išmušė mūsų valanda. Nes mes tikim draugystės gale. Ir tu žinai, galų gale mes ištversim bet ką. Galų gale mes ištversim bet ką. Magiškos kumelės visos kartu. Magiškos kumelės vienu ritmu.
Magiškos kumelės dabar ir visada. Išmušė mūsų valanda, nes mes tikim draugystės gale. Ir tu žinai, galų gale mes ištversim bet ką. Galų gale mes ištversim bet ką. Vaivorykštė, tai buvo nerealu. Net ir aš jaučiu, kad galim laimėti. O aš jaučiu, kad dar niekad taip nesidėdžiavau savo mokyklą. Pastebėjot, kad Vaivorykštė sugebėjo parodyti ponių magiją be savo gitaros? Žinau, matyt dėl to, kad aš tokia šauni. Gal. Tai yra, tu tikrai šauni. Bet tikriausiai čia slypi kažkas daugiau, ar ne? Atrodo, viskas vyksta kažkaip atsitiktinai. Būtų puiku, jei jūs merginos tai susikontroliuotumėt. Norėtume, kad draugystės žaidynėse būtų kuo mažiau magijos. Nenorim būti apkaltinti sukčiavimu. Mums nereikia magijos, kad įveiktume tuos pasikėlusius krištolo parengiamuosius. Vis tiek, draugystės žaidynės rimtas reikalas. Nenorim jokių netikėtumų, ypač tokių, dėl kurių gali tekti atšaukti žaidynės. Šešėlė, tu atvykai iš magijos pasaulio, gal tau pavyktų išsiaiškinti, kas magiško vyksta čia? Pasistengsiu. Gerai, kas nors mėgins spėti, kokios vyks varžybos? Pyragų valgymas, tortų valgymas, pyragų ir tortų valgymas. Mums net neleidžia pamatyti, ką jie daro su aikšte. Bent jau galėtumėm pasakyti dalyviams, kur jiems teks dalyvauti. Tai gali būti bet kas. Bet kas? Tai kaip išsirinksiu tinkamą aprangą? Tikrai noriu padėti, bet turiu išsiaiškinti, kodėl Vaivorykštė gavo ponių magiją. Iki. Panašu, kad ji padėti valdo. Galim nesijaudinti. Sveika, Saulėlyde. Dar negavau tavo atsakymo. Matyt, princesės pareigos atima daug laiko. Dabar tavo patarimas. Supranti, man liepia sukontroliuoti magiją čia KVM, bet aš jos iki galo vis dar neperprantu. Kai pamačiau, kaip Vaivorykštė gavo ponių magiją, pradedu galvoti, kad mūsų magija keičiasi. Visi tikisi, kad viską išsiaiškinsiu ir nenoriu jų nuvilti, bet nežinau, ar turiu pakankamai patirties su draugystės magija, kad tai išspręsčiau. Atsiprašau, atleiskit. Spaikai! Spaikai! Štai kur tu. Gerai, gerai. Vakarykštis bandymas taip patvirtino Spaikai. Su šiuo prietaisu galiu sekti ir suvaldyti keistą energiją, kuris sklinda iš Canterlotto vidurinės. Žinau, tau nepatiko, kad ten ėjau, bet nebegalėjau daugiau laukti. Ir greit turėsiu tiek laiko, kiek tik reikės. Draugystės žaidynėse dalyvaus visa krištolo parengiamoji. Tikiuosi, ta kvaila konkurencija nesutrukdys mano tyrimas. Jei man pavyks surinkti pakankamai duomenų apie šiuos EM dažnius, turėtų pavykti ekstrapoliuoti bangų formas ir nustatyti jų kilmę. Tai praktiškai garantuotų mano patekimą į Evertono nepriklausomų studijų programą. Saulėlyde, juk žinai taisyklės, jokių gyvūnų. Spaikas neaugintinis. Jis tyrimo objektas mano projekte. Bendras žmonių ir šunų sugyvenimas. Poveikis ir implikacijos. Kaip pasakysi? Bet direktorė pavarža labai alergiška, tad siūlau užsivilkti švarius marškinius. Kodėl? Nes ji nori su tavim susitikti. Gal ji turi naujienų dėl stojimo į Evertoną? Norėjau su tavim apie tai pakalbėti. Ar tu tikrai to nori? Kodėlgi ne? Programa, kuri visą dėmesį man leistų sutelkti aukštosios matematikos ir fizikos projektams. Tai svajonės išsipildymas. Bet ten nėra klasės su kitais mokiniais. Viską darytum viena.
Todėl ji ir vadinama nepriklausomų studijų programa. Tiesiog nenori, kad kažką praleistum. Būti su kitais žmonėmis netaip jau ir blogai. Kartais tokiu būdu apie save sužinai daugiausia. Tikriausiai. Susitiksim direktorės pavaržos kabinete po kelių minučių. Ko ji nerimauja? Evertonas yra būtent tai, ko man dabar reikia. Krištolo parengiamoji nebeturiu ko mokytis. Čia visur aš jau buvau. Visas duris atidariau. Šioj mokykloje viską žinau. Geriausius pažymius gavau. Visus testus išlaikiau. Matyt, man metas jau keliauti. Žinau, kad galiu daugiau. Tiesiog dar nebandžiau. Žinau, kad galiu daugiau. Būt tokia, kokia dar nebuvau. Žmonių čia pilna, bet man čia ne vieta. Jie ten nori laimėti, o aš jiem kitokia. Geriau jau būsiu viena. Viską rasiu niekieno nepadedama. Žinau, kad galiu daugiau. Užpildyti nežinę greičiau. Žinau, kad galiu daugiau ir pabandyti nebijau. Ši mokykla tiek te gali. Ir nesakau, kad tai blogai. Bet žinau, kad galiu daugiau. Aš to ieškau jau seniai. Toli už šių sienų, daug žinių, kurių dar neturiu. Kažkas mane ten traukia ir daugiau laukti negaliu. Žinau, kad galiu daugiau. Kažkur kitur, kažkur toliau. Žinau, kad galiu daugiau. Ir tai patirsiu pagaliau. Patirsiu pagaliau. Žvilgantis šarvas, ką čia veikia mano brolis? Jis alumnas. Tad direktorė pavarža mano, kad jis galės viską pažvelgti iš kitokios perspektyvos. Į ką pažvelgti? Į draugystę žaidynę, savaime suprantama. Tu dalyvavai žaidynėse, ar ne, žvilgantis šarve? Taip. Ir pameni, kas laimėjo? Krištolo parengiamoji. Mes visada laimim. Mes visada laimim. Kodėl mane pasikvietėt? Saulėlyde, kalbėsiu atvirai. Nesvarbu, ar Krištolo parengiamoji laimės ar pralaimės. Svarbu tai, kad pergalės iš mūsų tikimasi, nes Krištolo parengiamoji turi atitinkamą reputaciją. Ir toji reputacija, mano reputacija, ji yra atsakinga už viską, ką čia turime. Už viską, ką čia esu padariusi. O tu padarai nemažai, ar ne? Nežinau, matyt? Nesikuklink. Geresnės mokinės ši mokykla nėra mačiusi. Ko negaliu suprasti, tai kodėl mano geriausia mokinė nenori varžytis. Draugystė žaidynėse? Klausyk, Saulėlyde. Žinau, čia ne tavo stichija, bet atstovauti mokyklai labai svarbu. Be to, jei tavo pagalba praverstų. Atrodo, kad Kanterlodo vidurinė išgyvena kažkokį renesansą. Pažymiai pagerėjo, net ir jų sportas pakilime. Supranti, jie pradeda kurti reputaciją. To būti negali.
Direktorė Pavarža, dalyvauti žaidynėse niekaip negaliu. Mano darbas labai... Ak, tai, tavo darbas. Cadence, ar jūsų su žvilgančiu šarvu galite rasti Evertono studijų programos kontaktų lapą? Žinoma. Kaip suprantu, pateikė įstojimo paraišką. Vienas iš aukštos reputacijos privalumų toks, kad tokiems dalyviams turi įtakos. Tad, leis tau pateikt pasiūlymą. Už tai, kad panaudosi savo guvo protą šiuose žaidynėse, pasitelksiu savo įtaką ir užtikrinsiu, kad tavo paraiška būtų priimta. Nors, matyt, galėčiau padaryti ir taip, kad ji būtų atmesta. Kaip tu manai, ką turėčiau daryti? Baik, Spaikai. Aš visad ketinau vykti į Canterloto draugystės žaidynės. Tik tiek, kad dabar turėsiu ir varžytis. Juk direktorė Pavarža man nepaliko kitos išeities. Žinau, Spaikai, man irgi tai nepatinka. Tikriausiai nespėsi surinkti tiek duomenų, kiek tikėjausi. Bet gal pavyks gauti bent dalį. Spaikai, bet tavęs niekur neįčiau. Bet turi būti tylus ir pasistengt nesišert. Dekane Cadence, nežinau, kur eiti. Sekundėlę, Saulėlydė. Gal į eilės galą? Ką sakai? Kad tokia protinguolė kaip tu turėtų eiti pirma. Aš nenorėjau, tik paklausiau. Šitas autobusas, Saulėlydė, pirmin. Bet nenorėjau užlysti be eilės. Per vėlu. Ar mes laimėsim? Nežinau. Neteisingas atsakymas, bandyk dar kart. Ar mes laimėsim? Tikriausiai. Tiesiog girdėjau, kad KVM dabar neblogai sekasi. Su jų reputacija. Aišku, ji negeresnė už mūsų. Bet negalim jiems nusileisti, suprantat? Laimėt, ar ne? Turėsi atsisėst. Labas, cukrelė. Labai bloga kalba. Pasistenk viešai nekalbėti. Spaikai, bent jau turiu tave. Mergi, paklausyk! Tikiuosi, draugystės žaidynėse bus ir muzikos konkursas, nes mes jį visiškai nuneštume. Draugystės žaidynėse magijos neturi būti, pamiršai? Lengviau pasakyti, nei padaryti, brangioji. Gal Ekvestrijoje magija tau ir paklūsta, bet čia ne Ekvestrija. Kas liečia magiją, esu tikra, kad tu susitvarkysi. Kodėl Šešėlė galvojo, kaip padaryti, kad magijos žaidynėse nebūtų? Aš galvoju, kad tiesiog turi būti. Retenybė, kur buvai ir ką darei? Turėjau truputį laiko, bet to vis dar nežinom, kokios bus draugystės žaidinių rungtys, tad sukūriau naujas uniformas. Tikrai nereikėjo. Žinau. Ne, tikrai nereikėjo. Žinau. Direktorės pavaduotoja Luna padės įsikurti jūsų mokiniams, o aš galiu jums viską aprodyti, direktorė Pavarža. Nuo ano jūsų vizito nemažai kas pasikeitė. Aha, taip, direktorė Celeste. Bus nepaprastai įdomu. Visuomet malonu jūs matyti, dekane Cadence. Net jei tai reiškia dar vieną pralaimėjimą. Ačiū, direktorės pavaduotoja Luna. Bet girdėjau, kad šįsyk taip lengva nebus. Praleiskit! Rimtai? Atsiprašau, nenorėjau. Atsiprašau, eik tu. Kokia tu miela. Aš tave stebiu.
Tu lyg kojų skuduras. Labas, Saulėlyde. Sveika, Saulėlyde. Labas, Saulėlyde. Sveika, Saulėlyde. Gerai atrodai. Labas, kaip sekasi? Malonu tave matyti, Saulėlyde, kaip laikaisi, Saulėlyde? Labas, sveiki, gerai. Saulėlyde, vos tave pažinau. Nuo kada pradėjai nešioti akinius? Nuo visada? Kiek ilgai čia būsi? Kol nesibaigs draugystės žaidynės. Taip, žinoma, su tavim tikrai laimėsim. Turiu eiti. Gerai, iki? Retenybė, šie kostiumai puikus, bet kodėl tu skyrei tiek laiko ir pastangų rūbams, kurių gal net nevilkėsim? Pavargsi dar neprasidėjus žaidynėms. Nešnekėk nieko, brangute. Stengtis dėl draugų tai mano gyvenimas, o kai skiriu laiko draugams, prisipildau energiją. Ir matyt magiją. Tiesą sakant, oboliukė, kai jau užsiminiai, gal man ir praverstų pertraukėlę. Sakiau. Saulėlyte? Taip? Kad mane kur, reikėjo pranešti, kad atvyksi. Brangioji, tie akiniai, ką čia vilki? Tai taip ekstremalu. Savo uniformą? Kokią uniformą? Krištolo parengiamosios. Bet kodėl šioje mokykloje visi mane pažįsta? Ar sakei Krištolo parengiamosios? Spaikai! Jūs žinot ir mano šuns vardą? O mūsų muzikos programa ypač patobulėjo. Saulėlyde? Tai jau darosi absurdiška. Turiu atsiprašyti už mano geriausios mokinės smalsumą. Jūsų mokinės? Protingi visada būna smalsus. Nuvesiu ją pas jos klasiokus. Nežinau, kad Saulėlyde turi sesę dvynę. Neturi. Akivaizdu, kad ta Saulėlyde yra iš šio pasaulio. Nes jie negali būti Saulėlyde iš ponių pasaulio, nes Saulėlyde iš ponių pasaulio Krištolo parengiamosios nelanko ir nenešioja akinių. Tiek to. Atsiprašau, direktorė Pavarža. Aš tik sakiau paskui šios skystus rodmenis. Jie nuvedė mane pas tas merginas ir... Saulėlyde, man įdomu, ką darai savo laisvalaikiu, bet kol esi čia, man ir visai Krištolo parengiamai reikia, kad būtum susikaupusi. Bet kodėl visi šioje mokykloje mane pažįsta? Gal mėgina tave sugluminti? Gal stengiasi tave pervilioti? Nepanašu, kad visi bandytų mane pervilioti. Nežinau, ką jie išdarinėja, bet garantuoju, tai tikrai nepadės mums laimėti. Negaliu patikėti, kad mūsų pasaulio Saulėlyde lanko Krištolo parengiamąją. Sako, Saulėlyde varžysi prieš mus, ji niekad to nedarytų. Mūsų Saulėlyde nedarytų. Mūsų Saulėlyde yra princesė Ekvestrijoje ir prancūzų kalbos bei magijos ekspertė. Jei ji būtų čia, jau seniai būtume išsiaiškinusios, kodėl magija netikėtai pasirodo motyvacinių kalbų ir kostiumų persirengimo metu. Atsiprašau, aš tik susierzinau, kad ji mane atrašė. Jie Ekvestrijos princesė, matyt, turi pakankamai savų bėdų. Juk negalim tikėtis, kad ji viską mes ir bet kada išlys iš portalo. Ypač dėl tokių smulkmenų, kaip keli atsitiktiniai ponių magijos atvejai. Bet tai nesmulkmenos. Magija pateko į šį pasaulį, kai pavogiau Saulėlydės karūną. Daug įdėjau pastangų, kad nusipelnyčiau visų pasitikėjimo. Jei turėsim atšaukti žaidynės, nes nesugebėsiu visko suvaldyti. Šešėlė, aš įsitikinus, kad išsiaiškinsi. Tu vienintelė, kuri mums padėjo suprasti, kas darosi su sirenomis, pameni? Tikriausiai. Bet Saulėlydė sugalvojo, ko reikia, kad jas įveiktume.
Negi pamiršai, brangutė, kad jas įveiktume, reikėjo tavęs. Na, gerai. Eime, merginos, pabandysim rasti informacijos apie varžybas ir sugalvoti strategiją. Eini į šešėlę? Ateisiu truputėlį vėliau. Vis dar jokio atsako. Gal galėčiau su jie susisiekti kitaip? Paleisk! Ką padarei? Saulėlydė, turi prisiregistruoti kartu su kitais. Kur portalas? Kur portalas? Kaip suprast? Dingo portalas? Taip ir suprast, jis dingo. Užsidarė, jo ten nebėra. Kaip tai nutiko? Nežinau, bet tai kažkaip susiję su ta saulėlyde. Po šimts, ką į rezgą? Palikit tai man. Saulėlyde, ką rezgi? Aš tik... Kas klausia? Mes. Gerai, nepradėkim varžytis dar neprasidėjus žaidynėms. Tokios čia ir varžybos, kai nesykio nepralaimėjom. Nelabai gražu taip sakyti. Atleisk, miloji, bet čia žaidynės negrožio konkursas. Galėtumėte parodyti truputėlį takto. Labas, aš Rausvutė. Labas, aš Saulėlydė. Žinau? Atrodai taip pat kaip mano draugė. Jos vardas irgi Saulėlydė. Keista. Kas tai? Tam tikras spektrometras. Sukonstravau, kad galėčiau sekti EM dažnius, bet jis fiksuoja ir anomalijas. Jis viską matuoja. Nes ir vakarėlį? Man tai nelabai panašu į vakarėlį. Žinau, kažko čia trūksta. Eime! Sveiki visi! Norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti visus mūsų svečius iš Krištolo parengamosios akademijos. Sveiki atvykę į KVM. Po galais, kas ten? Vakarėlio patrankos, žinoma! Galiausiai norėčiau pristatyti 12 mokinių, kuriuos KVM išrinko dalyvauti varžybose. Nėra kitos grupės, kuri galėtų geriau reprezentuoti tobulybės siekimą, sportiškumą ir draugystę, kuria šios žaidynės pagrįstos. Tu įsitikinus, kad tai gera mintis? Visiškai! Sklandumėlis! Visai išsisunkiau. Norėčiau padėkoti direktoriai Celestijai už neįprastą priėmimą. Paskutinės draugystės žaidynės vyko prieš 4 metus, bet toks įspūdis, kad nieks nepasikeitė. Kantarloto vidurinė ir toliau renkasi savo dalyvius populiarumo konkurse, o Krištolo parengamoji ir toliau atsiunčia geriausią 12 mokinių. Malonu matyti, kad net ir po šitiekos metų pralaimėjimų jūsų mokykla lieka ištikima savo idealams, kad ir kokie neteisingi jie būtų.
Linkiu visiems didžiausios sėkmės, nepaisant to, kad rezultatas bus tas pats. Apgailestauju, Rusute. Man tavo vakarėlio patobulinimai labai patiko. Jie tikrai pralaužė ledus? Taip, gaila, kad direktorė pavarža juos vėl užšaldė. Taip, jis siaubinga. Rusute, kas jau nutiko? Nežinau, mudvi su Saulėlydė iššovėm, vakarėlio patrankas visiems pasidarė smagu, o aš gavau ponių magiją. Žinoma. Bet tuomet magija iš manęs ištekėjo. Palauk, kaip suprasti, iš tavęs ištekėjo? O kur ta kita Saulėlydė? Ji čia, ji buvo čia. Labas rytas, mokiniai. Nebejoju, kad visi nekantraujate pradėti draugystės žaidynės. Mūsų varžybų dalyviai konkuruos visais KVM mokymosi programos aspektais, o viską užbaigs eliminuojančių lygčių finalas. Sveiki atvykę į pirmąją rungtį, akademinę 10-kovę. Bus vertinamos jūsų chemijos, ekonomikos ir įvairios kitos žinios. Bet atminkit, į antrą rungtį pateks tik po 6 kiekvienos komandos mokinius, kurie surinks daugiausiai taškų. Sėkmės! Mes jūsų tvarkysim. Mes jūsų tvarkysim. Mes jūsų tvarkysim, sutvarkysim. Šansų nepaliksim. Šansų nepaliksim. Šansų nepaliksim. Nepaliksim. Neleisim laimėti, tad šalin iš kelio. Galvojat nugalėsit, bet neišteks. Mes kartu jūs sutvarkysim. Ir ką jūs padarysit? Na ir kas, kad pralaimėjom anksčiau? Nepasiduosim, bandysim labiau. Jums baisu, jūs prakaituojat. Neišleiskit visų pinigų, nes lažybės pralošit. Nieko padaryti negalit. Pirmin magiškos kumelės. Nieko padaryti negalit. Pirmin magiškos kumelės. Ar ne per daug kalba mokykla, kuri pralaimi visada? Gal baikite iškart, kol mes dar nepradėjom. Mes Krištolo parengiamoji, reputacija gera, mokomės kasdien kiekvieną akimirką. Pridėk ausį prie žemės ir paklausyk, jūs tik kortų namelis, kuriam išsilaikyti nepavyks. Išsilaikyti nepavyks, iš jūsų nieko neliks. Nieko padaryti negalit, pirmin sutemų strėlės. Nieko padaryti negalit, pirmin sutemų strėlės. Įtampa pakilo, jums šansų nebeliko, pasitrauk, tau metas pralaimėti. Krištolo parengiamoji, pasirenk, nes į purvą krisi greit. Įtampa pakilo, dabar jūs mūsų. Pasiduokit, kol visai dar nepalūžot. Kantarlotė loti nebereik, nes į purvą krisi greit. Nesustot tik pirmin, juk žinai, kad laimėti gali. Pasiduok, nebevark. Jums tik tokia išeitis, mes tikim savim. Mums viskas pavyks. Nieks nesustabdys. Nesulaukiu, kada tai pasibaigs, yra svarbesnių dalykų. Dar nesibaigus šiom žaidynėms, turiu suprasti, kas įvyko. Ar ji gali? Ar jai pavyks? Kas laimės? Kas pasiims medalį? Ar ji gali? Ar jai pavyks? Ar ji laimėjo? Ar jai pavyko? Kas laimėjo? Kas iškrito? Ką jie atsakė? Neteisingai. Vadinasi, pirmos draugystės žaidynių rungties laimėtoja yra Saulėlydė iš Krištolo parengiamosios. Buvo nerealu. Nepakartojama. Bet mes nelaimėjom. Kantarlotas dar niekada nebuvo taip arti pergalės. Atidžiai suskaičiavę balsus, norime paskelbti mokinius, kurie pateko į antrą draugystės žaidynių rungtį. Sveikinu, buvai puikiai. Atleisk, atsiprašau. Gerai.
Nori jai duoti sausainį? Matyt, ne aš viena slapčia įsinešu augintinį mokyklą. Ir ne vieną. Oho, aš turiu tik Spaiką. Tai tikrai keista. Ar jis kalba? Dar neteko girdėti. Beje, sveikinu su pergalė. Bet netrodė, kad tavo komanda labai džiaugtųsi. Mano mokykloje nieks nesidžiaugia kitų sėkme. Skamba siaubingai. Imk, palaikyk. Kodėl? Laikydama triušikiškį visuomet pasijuntu geriau. Absurdas. Bet tai iš tiesų veikia. Aš iš kitos komandos, o jūs ką tik pralaimėjot. Kodėl tu su manim tokia maloni? Man pasirodė, kad tau to reikėjo. Spaikai! Spaikai! Spaikai, tu sveikas? Atrodo. Saulėlydė, palauk! Iki. Saulėlydė, baig! Palauk manęs! Kodėl pabėgai? Nežinau. Gal dėl tos švytinčios mergaitės? Ar dėl skylės erdvėje? O gal dėl mano kalbančio šuns? Taip, keista, ar ne? Tu sveikas? Kaip jautiesi? Kas nutiko? Kur patekai? Prašau, po vieną klausimą. Man tai irgi nauja. Atleisk. Žinau tik tiek, kad nusivijau tą kiškį per švytinį daiktą ir tuomet patekau kažkur kitur. Po to vėl atsidūriau tos malonios mergaitės rankose ir galėjau kalbėti. Nesuprantu, kodėl negalėjau anksčiau. Juk tai taip lengva. Saulėlyde. Greičiau, čia. Su kuo tu kalbėsi? Su savimi? Dėl jaudulio? Ieškot manęs? Tikrai taip. Koks atsitiktinumas, į kitą KVM rungtį pateko tos pačios mielos mokinės, kurios taip domisi tavimi, nemanai? Nesu įsitikinus. Gal vis tik ir vertėtų tau su jomis susipažinti. Bet galvau, kad jūs neleidžiat. Tarkim, stengiuosi apsidrausti. Kas žino, gal jos tau atskleis naujosios Kanterloto sėkmės paslaptį. Nežinau. Šnipinėti neteisinga. Spręsti tau, Saulėlyde. Juk tavo paraiška nekabo ant plauko. Kita vertus, taip, kabo. Ji tiesiog siaubinga, ką darysim? Nežinau, Spaikai. Nežinau. Aš tik daviau Saulėlydei kiškį, o paskui gavau ponių magiją. Nesuprantu. Retenybės magija pasirodė, kai mums pagamino kostiumus. Rausvutės, kai jį pagyvino vakarėlį, o dabar ir jautruolės. O Saulėlydės papuošalas magija iš manęs išsiurbė. Nebegalėjau net atsistoti. Kaip ir aš vakarėlyje. Ir aš prieš pat mums susitinkat Saulėlydę. Tai ji vagia magiją? Nežinau, ji nepanaši magijos vagilė. Taip, bet prikišo nagus prie portalo uždarimo. Jei jos papuošalas gali susirūpti magiją, gal jis pasiglemžia ir portalą. Kaip? Nežinau. O ponė, mergina ar princesė, kuri man galėtų padėti tai išsiaiškinti, dabar visiškai nepasiekiama. Kaila, nes Saulėlydė viską žino apie magiją ir portalus, ir magiškus portalus ir portalinę magiją. Šiuo metu susitelkime kovą su sutemų strėlėmis. Kol galiu išbėgti į aikštelę, nėra dėl ko jaudintis. Į aikštelę išbėgti tikrai galėsi. Čia man vienai atrodo, kad persistengta. Tikriausiai motokroso kostiumų nepagaminai. Ne, aš ne tiek nesąmonių, žinoma, pagaminau.
Pasiskirstysim poromis. Novelė ir cukrelė važiuojas motokrosą. Citrina ir Saulė prašė trumposios trasos. Šaudymas iš lanko mūsų mokykloje privalomas visiems, tad abi turėtumėte susitvarkyti. Pradėsim nuo saulėlydės ir saldžiarūgštės. Tiesiog nuostabu. Jei norim pralaimėti, net nepradėjusios. Antrą rungtį saulėlydė laimėjo pati viena, tad esu įsitikinusi, kad išnaudos savo pranašumą ir čia. Ar ne? Sveiki atvykę į draugystės žaidynių trikroso estafetę. Šioje rungtyje mūsų dalyviai varžysis šaudydami iš lanko, lenktyniaudami riedučiais ir galiausiai motokrose. Tad, jei dalyviai pasiruošę, kiekvienas dalyvis turi pataikyti tiesiai į taikinio centrą, kad jų komandos draugai galėtų važiuoti dar vieną estafetės ratą. Kanterlotas anksti išsiveržė į priekį. Tiesiog fantastika. Džiaugiuosi, kad nenuėjau Krištolo parengiamąją. Tai jau tikrai. Jei kapė A greitai nepataikysi taikinį, jie iškris iš šių lenktynių. Tu čia niekam tikusi. Daugiau nebeištversiu. Nebesitaikyk į taikinį. Kaip logiška, nebesitaikyk į taikinį, labai ačiū. Nesitaikyk ten, kur taikinys yra dabar. Taikykis ten, kur jis bus. Taip, geriau paklausyk patarimų iš savo varžovės. Nori pataikyti, ar ne? Tuomet pasikliauk manimi. Giliai kvėpk. Ir paleisk strėlę. Dabar. Taip, mano mergaitė. Matai, sakiau tiesą. Ką tu darai? Nežinau. Kanterloto liko tik 2 ratai, bet panašu, kad Krištolo parengiamoji baigė atsigriebti už prarastą laiką. Negi. Koks finišas? Geras!
Vaivorykštė išgelbėjo mane. Negalėjau leisti savo draugį tapti augalų maistu. Dar galim laimėti. Canterlotas laimėjo. Dėmesio mokiniai, prašome eiti į sporto salę. Visos sveikos? Ne tik sveikos, mes laimėjom! Taip, laimėjau, bet kažkas galėjo rimtai susižeisti. Magija visai sutriko ir neturi nemenkiausio supratimo, kaip ją sutaisyti. Atleiskit, nieko panašaus sukelti nenorėjau. Tik norėjau patirinėti keistą energiją, kuris sklinda iš jūsų mokyklos. Nežinau, kad tai magija ir kaip ji veikia. Nieko tokio, mes irgi nežinojom. O ne. Tik ne vėl atsiprašau, bet jis pats pradėjo siurbti energiją, nesuprantu kaip. Kaip suprast, nežinai kaip. Jis taip pat atveria šiuos plyšius, kaip jie veikia, irgi nežinau. O ką nors išvis žinai? Pavyzdžiui, kaip mums atgauti mūsų magiją arba kaip sutaisyti portalą į Ekvestriją. Ekvestrija? Turėtum būti protinga, bet ar kada pagalvoji, kad nereikia kišti nagų prie to, ko nesupranti? Bet aš noriu suprasti, bet nesupranti. O blogiausia, per tave kilo pavojus mano draugų gyvybėms. Atsiprašau, nenorėjau. Saulėlyte, palauk. Juk negalite to vadinti sąžiningomis lenktynėmis. Direktorė Pavarža, visos matėm, kas nutiko. Juk nenorit pasakyti, kad KVM turėjo pranašumą? Ar tikrai, net nežiūrint jūsų apmokytus augalus, jūsų mokiniai turėjo sparnus? Lenktynėse tikrai buvo lengvinančių aplinkybių. Gal užbaigim žaidynės dabar ir skelbkim lygiąsias? Lygiąsias. Ar toks ir buvo jūsų planas? Priversti mus prisipažinti, kad esate mums lygus? Na jau ne. Žaidynės tęsis ir Krikštolo parengiamoji laimės, nepaisant jūsų darkymus ir visų rezultatus gerinančių režimų, kuriuos taikote savo mokiniams. Atsiprašau, kad nesugebėjau visam tam užkirsti kelio. Tai ne tavo kaltė, Šešėlė. Tikrai, tik turėčiau mokėti valdyti magiją, kurią pati čia ir atsinešiau, bet nemoku. Visus nuvyliau, o dabar direktorė Pavarža mano, kad mes sukčiaujam. Nesvarbu, ką mano direktorė Pavarža. Svarbu, KVM mokiniai nori ne tik laimėti, jie nori įveikti Krištolo parengiamąją. To nebus, jei kita pusė negalvos, kad jį pralaimėjo. Jei aplink bus magijos, Krištolo parengiamoji nepatikės, kad laimėjom sąžiningai, o ta magija yra aplink tik dėl manęs. Rezultatas lygus. Tad draugystė žaidynių nugalėtoja nulems paskutinė rungtis. Kažkur mokyklos teritorijoje buvo paslėpta kiekvienos mokyklos vėliavėlė. Laimės pirmoji komanda, kuri ras ir atneš savo mokyklos vėliavą. Pradėsim iš karto, kai komandos bus pasiruošusios. Daugiau nebenoriu žaisti šių žaidimų. Bet turim žaisti, tai paskutinė rungtis. Sunkoka susikaupti dėl tų magijos vagysčių ir atsiverančių portalų. O aš jaučiuosi siaubingai dėl to, ką pasakiau Saulėlydei. Ypač dėl to, kad jie akivaizdžiai nenorėjo pridaryti visų šių nemalonumų. Iš tikrųjų, jie labai miela. Tiesiog veikim paskutinę rungtį ir rodykim, kad nesukčiaujam. Tuomet galėsi eiti atsiprašyti.
Žinau, kad prašau jūsų veikti komandą, kuri žaidžia nesąžiningai. Bet Canterlotto vidurinė turi suprasti, kad net naudodama magiją, Krištolo parengiamosios nugalėti ji nepajėgi. O jei jos vėl užsiaugins sparnus? Geras klausimas, bet manau, kad dabar galime į ugnį atsakyti ugnimi. Mačiau, ką gali padaryti tavo prietaisas, Saulėlydė. Saugoti magišką energiją yra labai gerai, bet gal pabandyk ją paleisti. Bet aš net nesuprantu, kaip ji veikia. Bet norėtum suprasti. O kad jau mūsų varžovai ją panaudojo, kad liktų kovoje, nematau priežasčių, kodėl to paties neturėtume padaryti ir mes. Nebent Evertonas tavęs nebedomina. Nors atvirai pasakius, tame mažame prietaise tikriausiai yra daugiau žinių, nei bet kokioj nepriklausomoj studijų programai. Suprantu, kad visada buvai vienišė. Ne visiems patinka tiek mąstyti. Mokinių tokių kaip tu turėjau gal tik 2, bet geriausi seniai jau nematyti. Suprantu aš tavo abejonės. Tokius smegenis nešiot matyt sunku, bet jei šių žaidynių nelaimėsim, manau akivaizdu, kas nutiks. Tau teks gailėtis. Paleiski magiją. Jei pralaimėsim, būsi tu kalta. Jie jau tai darė ir nesislapstė. Tai kodėl negalime ir mes? Vadink ją magiją, vadink galia. Ją prarast katastrofa. O kiek žinių dėl to neteksim. Tokio šanso nebebus. Gailėsies, jei nedrįsi. Negi magija to neverta? Paleisk magiją. Jokie mes nedraugai, mūsų tikslas šių varžybų. Canterlottą sugriaut. Siūlau paprastą dalyką. Tai visapusiška nauda. Tu tik nori suprasti magiją, kuri čia sukaupta. O aš ir kiti kolegos, ten norim to, ko nusipelnėm. Pergalės mokyklai ir į istoriją patekti. Paleiski magiją. Pralaimėti nevalia, bet to nebus, jei atsibusi. Susimaut negalima. Paleiski magiją, paleiski to jau pat. We're not friends here after all. Our only interest in this business is seeing Canterlot house fall. What I'm suggesting's very simple, and since it's win-win on all scores, you only want to learn about the magic that you have stored. And as for me and all the others, we only want what we deserve. That our school will clinch the win, and my legacy will endure. Unleash the magic. If we lose, then it's a crime. But we can win it if you begin it. It's up to you to not fail this time. Žaidinių baigtis priklauso nuo manęs. Paleisti magiją, paleisti to jau pat. Kiek durų man atsidarytų. Paskutinė draugystės žaidynių rungtis prasideda. Magiją noriu pamatyti. Saulėlė diena! Dabar! Padėkit! Buvai teisi. Anksčiau magijos nesupratau. Užtat dabar suprantu. Ekvestrija.
Kur eini? Bet kur, kad išvengčiau tos pabaisos. Ir siūlau tau daryti tą patį. Saulėlydė, negali to daryti. Kodėl? Ten visai kitas pasaulis ir jis pilnas magijos. Bet kad jie gautum, tu naikini šį pasaulį. Ir ką? Ten yra daugiau magijos ir nori perprasti ją visą. Nepaleisk! Laikykis! O kas belieka? Pagavom! Tai neišeitis. Žinau, kad dabar jautiesi galinga, lyg galėtum turėti viską, ko nori. Aš jau esu tai patyrus. Padariau tą pačią klaidą kaip ir tu. Užsidėjau karūną taip kaip ir tu, nesusitvarkiau su joje sukaupta magija. Galvojau, su ja gausiu viską, ko noriu. Klysti. Skirtingai nei tu, aš galiu turėti viską, ko noriu. Negali. Net ir turėdama visą tą magiją ir galę, vis tiek būsi vieniša. Tikra magija kyla iš atvirumo, lojalumo, juoko, dosnumo, gerumo. Suprantu tave, Saulėlyde, ir noriu tau parodyti svarbiausią magiją iš visų. Draugystės magija. Saulėlyde! Spaikai. Ne! Imk man už rankos, Saulėlyde. Leisk parodyti, kad yra ir kitas kelias. Kaip kadaise kai kas parodė ir man. Labai atsiprašau. Nieko panašaus padaryti nenorėjau. Žinau. Bet sprendžiant iš mano patirties, tau bus atleista. Direktorė Celeste, Krištolo parengiamosios vardu reikalauju, kad atšauktumėte draugystės žaidynes. Akivaizdu, kad KDM ilgą laiką turėjo nesąžiningą pranašumą ir akivaizdu, kad jūsų mokinės naudojo magiją savo naudai. O aš manau, kad pasaulio išgelbėjimas mums visiems į naudą. Jos bent jau nemanipuliavo Saulėlydę, darydamos spaudimą paleisti pavoktą magiją ir pavirsti pamišusią magišką būtybę, kuri bandė sudraskyti pasaulį į gabalus tik tam, kad laimėtų žaidimą. Oho, sunku viską suvirškinti, kaip pasakė vienu sakiniu. Absurdas. Ne, būtent taip ir buvo. Tiesą sakant, mes visos kaltos. Bet daugiausiai jie. Akivaizdu, kad mano mokinės užkrėtė jūsų magiją. Viską papasakosiu mokyklos tarybai. Puiku, jie su malonumu paklausys istorijos apie magiškus mokinius su sparnais.
Ir apie portalus į kitas dimensijas. Ir nepamirškit papasakoti apie kalbantį šunį. Juk tai nesugriaus tavo reputacijos. Žinai, kad šios draugystės žaidynės buvo visai ne tai, ko visi tikėjomės. Bet atsižvelgiant į tai, ką tik patyrėm, manau būtų sąžininga nugalėtojai skelbti mus visus. Matyt, tai ne pats blogiausias būdas išeiti iš Krištolo parengiamosios. Gali nebijoti, kad po to, kas nutiko pavarža tavo stojimo procesą, pati paskubins. Galvoju apie tai ir nebežinau, ar dabar geriausias metas stoti į Evertoną. Tikrai? Gal aš manau ir nemažai dalykų, bet draugystė tikrai nėra vienas iš jų. Ir apie ją tikrai nieko nesužinosiu, jei visą laiką būsiu viena. Tai liksi Krištolo parengiamoji? Atrodo, čia KVM mokiniai šią temą išmano puikiai. Gal sakau, galėtum pereiti į šią mokyklą? Tikrai? Krištolo parengiamoji tavęs tikrai trūks, bet manau, tai šaunus sumanymas. To jau pat pasikalbėsiu apie tai su direktorė Celeste. Princesė Saulėlydė vis dar nieko nesakė? Dar ne. Bet atrodo, išsiaiškinau, kaip šiame pasaulyje veikia magija. Mes įgauname ponių magiją, kai nuoširdžiai parodome, kokios iš tikrųjų esam. Taip norėjau atsakymus gauti iš kitų, kad pamiršau jų ieškoti pati. Esu įsitikinus, kad šiame pasaulyje kils dar daugiau magiškų problemų. Bet kaip sakė Boliukė princesė Saulėlydė, Ekvestrijoje turi savų rūpesčių. Negalim tikėtis, kad ji visuomet galės mums padėti. Bet gal galėsiu aš? Kanterloto vidurinėje turime naują magišką kumelę. Nežinau, kiek galėsiu padėti, bet norėčiau pamėginti. Jei suteiksit man progą. Tikiu, kad jūs merginos padėsite jai jaustis lyg namie. Tikrai taip. Labai atsiprašau, kad atvykau tik dabar. Jūsų žinutės gavau tik dabar, nes užstrigau tokioj laiko kilpoj. Iš tikrųjų, tai keisčiausias dalykas, kuris man yra nutikęs. O gal ir antras pagal keistumą. Išvertė Julius Valkiūnas, įgarsino Giedrė Renevė, Vers Media.